Filmas yra tikrai įspūdingas. Asmenybė yra įspūdinga. Patiko tai, kad čia mažai politikos, daug žmogaus. Valdas Adamkus liks pirmas ir antro, nežinau, prezidentas man. Ne viena herojiška situacija nepasitaiko tam, kuris nėra herojus. Man tai toks kažkoks metraštis istorinis, Lietuvos istorijos, prisiminiau istorinius įvykius. Tikrai daug mąsčiau apie tą politinę kultūrą, kurią įnešė Valdas Adamkus į mūsų valstybės gyvenimą, tą pakeltą aukštą kartelę. Labai svarbu, tai kokie pranašiški jo žodžiai buvo po karo, po Rusijos agresijos Sakartvele, kaip liūtas jis kovojo už Ukrainą, tada, kada galbūt visai kitaip dar buvo matomas pasaulis. Tai žmogus, kuriam aš turėjau didžiulę laimę susipažinti dar labai seniai, 90 metais. Ta žmogus, kuris sugrįžo į Lietuvą ir pasirinko meilės Lietuvai kelią, bet labai akmenuotą kelią, lenkiu galvą. Man visada užspaudžia gerklę, kai aš girdžiu prezidentą kalbant apie jo santykius su ponia Alma, nes man tai yra ko gero viena gražiausių meilės istorijų, kokios yra buvę Lietuvos istorijoje. Tose vietose, kai buvo kalbama apie tai, jutau gniužulą burnoje.